Jo ekscelencija prezidentė, garbūs čia susėdę mūsų vakaro svečiai ir garbi publika. Man malonu pradėti šitą parodos atidarymą, kadangi yra tikrai neeilinė išskirtinė proga paminėti mūsų garsios rašytojos ir dabar jau turbūt pripažinsim, kad ir dailininkės Jurgos Ivanauskaitės sukaktį. Jos nebėra mūsų tarpe, bet mūsų širdise ji visada turi savo vietą, turi savo kampelį, kur mes susitinkam, pasikalbam su jos kūriniais. Ne veltui šita paroda pavadinta Sankryžos, katalogas išėjo ir man malonu, kad daugelis čia dalyvaujančių pažinojo Jurgą, su ją bendravo, patyrė jos šilumą ir galėjo su ją bendraujant kažką į save atsinešti į savo širdį ir sielas. Jurgos paroda yra pirmoji retrospektyvinė jos dailės kūrybos paroda. Ir šioje parodoje mes matome visą jos kūrybos spektro įvairovę. Plakatus, iliustracijas, scenografijos eskizus, savarankiškus paveikslus. Vadinasi, tai, kas iš tikrųjų Jurga norėjo būti. Ji baigusi Čiurlionio menų gimnaziją, įstojo į Dailės akademiją, į tuometinį Lietuvos dailės institutą ir pasirinko plakato specialybę. Ir mes matydami jos plakatus sukurtus tokiomis visuomeninėmis svarbiomis temomis, kaip Antrojo pasaulinio karo baigtis, kovo 8 tarptautinė moters diena, gamtos tematika, matome tokią Jurgą, kokią iš tikrųjų galime įsivaizduoti, ją pažįstame, bet įsivaizduoti ją sovietinių laikų plakate tikrai yra savotiškai keista ir nuostabu. Visur yra jos privatus žvilgsnis. Ir į tokias visuomeniškai reikšmingas temas jinai žiūri šiltai, jautriai ir mes atpažįstame jos vaizdavimo motyvus. Bet turbūt didžiausias atradimas Jurgos mylėtojams bus jos piešiniai savo. Tai yra piešiniai, kurie sukurti studijų metais ne atsiskaitimui Dailės akademijoje, bet savo ir savo artimiesiems. Tuose piešiniuose Jurga yra tokia, kokią ją mes mylime ir pažįstame. Ji tokia drovi pradžioje, mergiška, jautri ir reikia dar daug laiko, kad užaugtų iki tos Jurgos kovotojos už Tibeto laisvę, už meninės kūrybos laisvę. Ir man atrodo, kad tie piešiniai savo, kuriuose jinai daugiausia vaizduoja save, seserį, mamą, bobutę, taip šeimoje buvo vaizduojama vadinama Halina Korsakienė. Tie piešiniai yra labai jautrus ir išsiskiria ypatingų, subtilių, trapių, netgi privačių žvilgsnių. Taip pat parodoje galime matyti visą įvairovę jos kūrybos. Savarankiškus paveikslus, mirusiųjų knygai, mandalas, piešinius skirtus Lenonui. Tai irgi galime įsivaizduoti sovietiniais laikais. Vienas jos mėgstamiausių herojų Džonas Lenonas. Ir Lenoną jinai vaizduoja kaip savą, pažįstamą, artimą. Ir visas ciklas piešinių skirtas būtent jam. Vadinasi, toje meninėje kūryboje mes galime matyti Jurgą ir šitoj parodoj galime suvokti jos fenomeną. Kad ji norėjo būti tokia, kokia buvo iš tikrųjų. Bet jeigu atvirai, tai Dailės akademijoje, tuometiniai Dailės akademijoje vyravo įsitikinimas, kad forma turi būti apibendrinta, tvirta, monumentali, o piešti taip trapiai, jautriai, kaip darė ji, nevertinga. Taip pat ji prisidėjo prie to, kad būtų laužomas dailės kanonas. Vietoj to, kad pieštų su sepija anglimi, jinai pasiėmė grafitinį pieštuką ir jautriai, subtiliai piešė save ir savo aplinką. Taigi, apibendrinant, galima sakyti, kad ši paroda yra pirmoji paroda, kuri rodo sankryžas, kuriuose jinai visada buvo, kryžkelėse, ieškojimų, kuriuose ji buvo, tarp literatūros ir dailės, tarp Oriento
ir katalikiško pasaulio, tarp privataus pasaulio ir visuomeniškai svarbių temų. Taigi, ši paroda sankryžos rodo, kad Jurga visada siekė apglėbti ir suvienyti tai, kas yra sunkiai suvienijama ir apglėbiama. Ir manau, kad ši paroda, o taip pat parodos proga išleistas katalogas, tai tikrai parodys Jurgą kaip menininkę, leis ją mums pažinti kaip dailininkę. Ir mes turėsime vaizdinį Jurgos ne tik tai rašytojos, bet ir dailininkės. Juk nedaug mes turime asmenybių, menininkų, kurios galime pašaukti meiliai ir švelniai vardu Jurga. Toliau vakarą vesti aš noriu visas vadžias perduoti Jurgos seseriai ir Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centro nariai Radvilei Racėnaitei. Man didelė garbė pakviesti žodį tarti jo ekscelenciją prezidentą Valdą Adamkų. Kiekvienoje tautoje yra asmenybių, kurios taip prigyja žmonių atmintyje ir viešame gyvenime, kad apie jas kalbant užtenka pasakyti vien tik tai vardą. Taip yra ir su Jurga Ivanauskaitė. Jinai jau senai visai Lietuvai yra tiesiog Jurga. Neoficiali, švelni, artima, šilta ir, sakyčiau, labai žmogiška. Būdama profesionali menininkė, į savyje atrado ir puikiai realizavo ne tik dailininkės, bet ir rašytojos talentą. Ir realizavo gyvenime meno ir bendravimo su žmonėmis meno talentą. Ir visi, kam nors kartą su ją teko kalbėtis, bendrauti, klausytis, skaityti jos knygas, visam gyvenimui buvo pritraukti jos šilto dėmesio, atvirumo ir tikrai sakau pagarbos. Kartais tokie dalykai gaunami yra šeimoje. Kartais jos žmogus pats išugdo. Jurgos atveju tikriausiai buvo ir viena, ir kita. Mes girdime ir matome jos motiną, seserį. Mes matome šitą milžinišką būrį jos bičiulių ir atpažįstame tą dvasinę šilumą, šviesą, sakyčiau, tą bendravimo lengvumą, kurią turėjo Jurga ir kurią visi jautėme. Kartais yra sakoma, kad tikrasis menininko pažinimas ir pagerbimas prasideda tik jam išėjus į antakalnį. Kai lieka tik tai darbai, bet nelieka žmogiškųjų faktorių. Jurgos atveju dėja tai paneigiama. Ir tikrai šiandieną šitas įvykis, šis mūsų susibūrimas tai patvirtina. Būdama pripažinta menininkė, įvertinta kolegų, gerbiama skaitytojų ir parodų lankytojų, ji buvo, yra ir bus tokia pat mylima, kaip ir kad buvo mylima būdama mūsų tarpe. Yra dalykų, prieš kuriuose mirtis yra bejėgė. Ir meilė yra iš tų dalykų. Jurga visą savo gyvenimą su meilė dirbo žmonėms, todėl ir suprantama, kad dabar ta meilė grįžta, kai žmonės taria jos vardą, kalba apie jos kūrybinį palikimą, jos knygas. Ir sakyčiau, laiminga yra ta tauta, turinti tokių asmenybių, tokių dvasios šviesulių.
Jurga buvo, yra ir bus visą laiką su mumis. Dabar plačiau apie Jurgos kūrybą kviečiu tarti žodį profesorę Viktoriją Daujotytę. Nekartą esu pagalvojusi, kad meno apskritai žmogaus gyvenimo pagrindinis matas yra ne tai, kas sudaro tą kūrybą, bet tai, kas gali iš tos kūrybos būti toliau. Tai Jurga yra akivaizdus to įrodymas. Jos jau nėra, o iš to, kas ji buvo ir ką ji padarė, tarsi tęsiasi kūryba, gyvenimai, programos, knygos, paveikslai. Ir man pačiai šitos dienos, laukiant tos efemeriškos, jau nerealios Jurgos sukakties, atrodė kaip galimybė iš naujo ją paskaityti, pagalvoti ir kai ką bandyti suprasti. Tikrai negaliu jau skaityti to savo pranešimo, kurį rašiau su meile, bet dabar pasakysiu tik kelias mintis, kurios, tarsi atsirado ir pasirodė toje Jurgos 50-mečio atmosferoje. Pirmoji netikėta mintis buvo pakuždėta Šarlio Bodlero. Ir neatsitiktinai. Pamačiau, kad Bodleras jau yra kalbėjęs ir apie mūsų Jurgą, ir yra pasakęs įspūdingą mintį, kad laumės, kurios svarbios ir mūsų tautosakai, mitologijai, yra davusios Jurgai įspūdingą dovaną ir kad tai yra dovana sugebėti patikti žmonėms. Kaip tai bet skambėtų paprastai, bet tai yra didžiulė dovana. Be patikimo žmonėms, be tos spindinčios auros, kuri traukia žmonės, apskritai nieko negalima nuveikti nei kūryboje, nei viešajame gyvenime. Mes puikiai žinome, kad ne tik patinkančių buvo apie Jurgą, ne tik tie žmonės, kuriems patiko Jurga ir kurie patiko jai, bet visa kita yra išvestiniai, antriniai dalykai. Antroji mano mintis buvo susijusi su Jurgos eilėraščiais, su knyga Šokių dykumoje. Mes turime savo kultūroje unikalią knygą, kurios geneze yra įspūdingai liudijamas kūrybos kaip ypatingo įvykio sąmonėje, kaip ypatingo tarsi proveržio netikėtumo galimybė. Ir šitos trumpas Jurgos pasakymas apie tai, kaip šita knyga yra atsiradusi, apskritai turėtų įeiti mūsų meno, estetikos antologijas, kūryba, kuri darosi nebeatskiriamas procesas, kas eina iš manęs ir kas eina į mane. Kas eina taip įspūdingai, taip netikėtai, kad beveik neįmanoma to savintis, kad reikia sukurti tam tikrą formą, kad ta forma liudytų kūrybos ypatingumą, tarsi pasirodymą iš kitur. Toje dvišakėje kūryboje, dailė ir literatūra, pirmoji Jurgos knyga tikėtina mūsų kultūros istorijoje įsiformins kaip netikėtas sprogimas, kaip netikėtas proveržis, antras po Sigito Gedos pėdų ir antras apskritai 20-ojo amžiaus kultūros istorijoje, antras to požiūriu, kad Jurga yra antroji po Salomėjos Nėries įspūdingo moteriškojo proveržio, tai yra sprogimas, kuris išjudina to laiko literatūros kanoną, sakytume, leidžia pasirodyti viešumoje kitiems veikėjams, outsideriams to laiko, klajūnams, hipiams, gatvės muzikantams
Ir tai išjudina apskritai nusistovėjusi, tarsi, sakytume, to laiko literatūros lauką, įleidžia į jį visiškai naujas jėgas. Tai moteriškas proveržis, moteriškosios kultūros energijos įspūdingas pasirodymas. Ir galima būtų matyti, kur ta Jurgos Ivanauskaitės vieta jau susidaro kultūroje. Tikrai, kiek spėjome pamatyti ir be abejo ne vienas sugrįšime, įspūdinga yra paroda ir dėkingi parodos kuratoriai. Ir jos graži mintis apie tai, kad Jurgos piešiniai, Jurgos apskritai ta kūrybinė laikysena netitiko to laiko vėlgi kanono, tos didelės formos arba aiškių dėsnių, kriterijų. Taip staiga pagalvojau, kad galima būtų sutikti, jeigu žmogus ruošiasi tik būti kvalifikuota dailininkė tokia siauresnė žodžio prasme, galima sutikti, kad tas piešinys turi būti toks tvirtesnis, aiškesnis, programiškesnis. Bet Jurgos misija iš pat karto jį klostosi kitaip. Ji eina, ji siekiasi to lygio, kuris yra anapus konkrečios dailės kaip kūrybos ir anapus iš esmės ir už to, kas yra literatūra kaip kūryba. Jai vėrėsi kita žmogaus pasaulio erdvė ir galutinai šita erdvė yra sutelkta tame rūbe, tame įspūdingame sąmonės šventumo pavidale, angelo rūbe, maldose. Žinoma, šiandien mums sunku yra išvysti ir pajusti tą ypatingą fenomeną, kuris yra prieš mūsų akis, bet mes dar turėsime galimybę prie jo sugrįžti ir dar labiau mes turime įspūdingiausią galimybę vienumoje, tylumoje, naktyje susikaupti prie tos kūrybos pavidalo jau knygoje. Ta knyga yra vėlgi ypatingas mūsų kultūros įvykis ir tik Sigutė Chlebinskaitė, man atrodo, gali sukurti tokius knygos pavidalus, kurie atitiktų savo pirminį šaltinį ir iš tiesų atrodytų kaip angelo rūbas. Ir dabar aš noriu pasakyti, kad brangiausias dalykas, kuris slypi, kuris yra išreikštas angelo rūbose ir išreikštas toje knygoje, kuri galutinai įgijo maldų pavidalus, tai yra būsena. Tai yra būsena, tai yra dvasinė realybė, dvasinė tikrovė, kurią Jurga Ivanauskaitė yra išgyvenusi, patyrusi ir pajutusi tos būsenos ypatingą skaidrumą ir ypatingą brangumą, tokį brangumą, kad ji nesutiko, kad ta būsena išnyktų, išdiltų iš sąmonės ir sugebėjo tą būseną įforminti, išgelbėti ją iš užmaršties ir suteikti ją, bent jau žmogiškosios amžinybės pavidalą. Už tai mes šiandien dėkojame Jurgai, už tai mes su didelė meile ir dideliu dvasiniu nuolankumu lenkiamės jai už tai, ką ji galėjo išgyventi, ką galėjo patirti ir kad sugebėjo su šita ypatinga dvasinė patirtimi pasidalinti su mumis. O dabar jauskime šitą šurmulį, šitą klegesį, šitos jaunus balsus, kaip įspūdinga Jurgos Ivanauskaitės prasitęsimą mūsų kultūroje, mūsų gyvenime. Džiaukimės tuo klegesiu, nebūkime liūdni, kad negalime daug ko girdėti. Ačiū. Dabar žodį tarti kviečiu kunigą Julių Sasnauską, šiandieną pristatomos Jurgos maldų knygos Angelo rūbas pratarmės autorių. Kadangi buvo pakviestas parašyti įžangą pratarmę, tai knygelė, tai apie ją ir kalbėsiu. Labai
brangi ir graži knyga ir labai baugi knyga, nes jau girdėjau čia sakant, kad paėmus į rankas, rankos ima drebėti. Aš nežinau, ar yra dar bent vienas lietuvių rašytojas, kuris yra parašęs maldaknygę, išleidęs maldaknygę, nes vis dėlto tai yra maldos ir tą būti savo, apie kurią kalbėjo profesorė Jurga Ivanauskaitė, ne tik įsakė, mums paliko, bet ta būtis buvo, kažin kaip pateikta, perteikta, išskleista amžinybės perspektyvai. Nesutinku, kad nors čia anotacijoje parašyta, kad ta knyga Jurgos jubiliejui skirta, žinoma, labai gerą tą vardą kartoti ir matyti knygynų lentynoje vėl pasirodžiusią naują knygelę ir, žinoma, palaikyti tą prisiminimą artimųjų, draugų širdį ir visuomenės, bet tai tikrai yra daugiau negu tos progos. Aš prieš eidamas pasiskaičiau 2001 metais išėjo Katalikų pasaulio leidykloje toks gal ir nepastebėtas rinkinėlis 12 kultūros darbuotojų pokalbiai apie tikėjimą, religiją, Dievo vietą jų kūrybą ir ten yra keli puslapiai Jurgos atsakymų. Ir man labai buvo įdomu atrast tą nuo pat vaikystės, nuo pat mažų dienų ją lydėjusi troškimą, begalinį troškimą tikėti. Jis kalba apie auklę savo vaikystę, kuri buvo labai religinga. Aš nežinau, čia mama galėtų papasakoti daugiau, nes ne jos vardo, ne daugiau kokių kitų detalių neminima. Ir ta auklė kiekvieną vakarą meldėsi ir Jurgai darė begalinį įspūdį. Ir jie ir truputį juokinga buvo, kaip čia dabar su Dievu galima taip kalbėti ir tuos visus savo prašymus pateikti ir tikėtis, kad tie prašymai bus išgirsti. Ir kartu jinai troško pati to ir negalėjo to padaryti. Negalėjo, tos maldos nesidėliojo. Jai atrodė, kad tiesiog pakanka stovėti, kaip ir nerašo to kažko, didžiąją raidę kažko akivaizdoje ir tai yra jau tikėjimo esmė. Ir paskui, žinoma, visas jos gyvenimas, kada nors turėsim perskaityti, kas nors turės perskaityti jos kūrybą visą ir paveikslus iš naujo peržiūrėti būtent to didžiojo jos gyvenimo, drįstu sakyti, troškimo perspektyvoje, kaip vis dėlto tas jos troškimas buvo pasotintas, atsiliepta buvo jį. Ir aš neįsivaizduoju, kokios kitos jėgos galėjo tą jauną moterį išmest keleriem metam į tą visiškai nepažįstamą tolimą šalį, pasinerti tos papročius, į tą visą aplinką, kuri absoliučiai svetima buvo, jeigu ne tas didysis troškimas atrasti tikėjimą, kurio jinai negalėjo susirankioti, tai nebuvo duota ir dažnam mūsų kartos žmogui nebuvo duota kažkaip susidėlioti labai gražiai ir sklandžiai. Tai man ta knygelė gražiai išraiška viso to, vainikavimas to, ką jinai visą gyvenimą troško. Ir man labai gražu, kad nėra to tiesioginio, vis dėlto taip jinai ir neišdryso, tarptų visų maldų nėra nė vienos, kuri būtų nukreipta tiesiai į Dievą. Jinai ėjo per angelą. Angelas ir yra krikščionių ir turbūt nekrikščionių tikėjime tas tarpininkas, grinoji funkcija, į kurią galbūt drebėdamas prieš tą Dievo didybę gali kreiptis ir tikėtis jo užtarimo ir tai, kad tavo maldos, tavo rūpesčiai bus perteikti jam. Nežinau, ar leidykloje sakė, daugiau nebėra Jurgos rankraščių, ar išeis kokia kita dar viena jos knygelė, bet tai būtų labai graži paskutinė Jurgos knyga, prisimenant dar ir tai, kad paskutinė knyga, kurią jinai skaitė gyvenime, buvo tikra maldaknygė. Pilka, paprasta, ta, kurią varto mūsų kaimo močiutės ir 6 metų turbūt pabaigoje, dar tada jinai galėjo skaityti. Aš jai kažkaip perskaičiau tą mergelės Marijos litaniją ligoninę ir jai labai patiko ir jinai tą panorą maldaknygę turėti su savim. Ir paskui, kaip žinom, ta liga progresavo ir jau labai greitai nebegalėjo Jurga net skaityti ir jinai su šypsena, ta graudžia šypsena sako, kad kas galėjo pagalvoti, kad mano paskutinė gyvenime knyga bus maldaknygė. Tai
dreba rankos dar ir dėl to, kad viskas per daug tikėta. Ir netikėta, ir tikėta, nes kai žiūri, mėgini tą visą, kiek įmanoma žmogaus žvilgsniu, tą visą likimą išskleist, tai matai, kaip viskas, kažin kokia tikrai nežemiška ranka buvo dėliojama ir sudėliota iki galo, tobulai iki galo buvo sudėliota. Nors kita vertus, ta pati ranka viską rodos iš to žmogaus ir atėmė. Tai tame šurmuly tikrai labai gražu kalbėti apie maldų knygelę, nes tos maldos, kurias čia Jurga, jos visaip turbūt jos ir išnapždėtos, ir išverktos, ir išrėktos, ir išniuniuotos, išdainuotos, ir šurmuly tokiam atsiradusios, bet dar kartą parodo, kad mes, be to kreipinio į aukštybės, į tą ranką, kuri vedžioja kiekvieną mūsų likimą, visuomet kažko trūksime ir stiksime ir nebūsime tuo, ko galėtume būti. Tai dėkui Jurgai, kad tapo dabar jau tikrai visoje pilnatvė, visame tobulime tapo tuo nuostabiu ženklu tas vardas mum ir jį skaitys, kaip dabar skaito ir dar labiau galės ateinančios kartos galbūt skaityti ir suprasti ir niekad tas nepraras savo šventumo ir savo didybės. Dabar kviesiu kalbėti Lolitą Varanavičienę, leidyklos Tyto Alba direktorė, daugelio Jurgos knygų leidėja. Na ir šiam Jurgos jubiliejui leidykla išleido ne tik tai Angelo rūbą, ne tik tai Jurgos maldas, bet ir labai gražų šios parodos katalogą. Gerbėmieji, tikrai noriu pasakyti labai trumpai, nes žinau, kad dar kažkas turės galbūt pasakyti daug įdomesnių dalykų, galbūt pasikartosiu, bet kai Jurga pasitraukė iš aktyvios rašytojos baro, mes jame pasilikome ir atėjo kiti autoriai, atsirado kitos knygos, bet per tuos metus tikrai galiu pasakyti, kad tokio masto asmenybės, nieko panašaus mes nesuradome ir mūsų neištiko joks panašus žmogus. Tai man tai yra pati didžiausia išvada, o šiandien matydama šitą puikią parodą, ačiū Jums, Ramutė, už tikrai tai, ką matome, tiesiog sunku patikėti savo akimis, nors daug kas matyta Jurgos bute, kai kas kabojo, daug kas matyta iš reprodukcijų, daug kas matyta iš nuotraukų tiesiog, bet atvirai pasakius, tokios visumos aš nesitikėjau, aš esu apstulbusi. Tai paskutinis dalykas, kurį turbūt norėčiau pasakyti, kad ši diena yra didžiausia Jurgos gyvenimo diena, pati prasmingiausia. Jinai gyvena, tai visiškai akivaizdu, o ta knygelė, kuri tokia lengva ir šiandien atrodo gal ir pernelyg sterili, jos tas grožis tiesiog nerealus, sunkią valandą jinai gali atstoti daugybę knygų. Tai aš dėkoju iš visos širdies visiems, kas sukūrė šio vakaro stebuklą. Aišku, visų pirma mamai ir visiems kitiems. Ačiū Jums. Ir belieka mums padėkoti už tai, kad jinai gyveno ir paliko mums ir šią dieną. Ačiū visiems. Artėjant Jurgos jubiliejui, Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centre kilo tokia idėja, kad reikia surengti mokinių konkursus skirtus Jurgos kūrybai. Ir tokie konkursai buvo paskelbti 2. Vienas plakato, kadangi Jurga buvo dailininkė, kitas esė Jurgos kūrybos tema, kadangi Jurga buvo rašytoja. Mes nesitikėjome, kad bus tiek susidomėjusių jaunų žmonių, tiek viename, tiek kitame konkurse dalyvavo apie 50, taigi visoje apie 100, net virš 100 galbūt mokinių. Ir dabar mes norėtume apdovanoti šių konkursų laureatus. Taigi pirmiausia kalbės mokinių plakato konkurso, kurio nugalėtojos darbas yra ir šios parodos darbas. Taigi šio konkurso vertinimo komisijos pirmininkas, žinomas plakatistas profesorius Juozas Galkus. Man, kaip pažinojusiam Jurgą iš pat mažens, kaip dailininko profesijos atstovui, ypatingai malonu, kad pažymint Jurgos
50-metį prisimenama ir kita jos talento pusė – dailė. Galima sakyti, kad didelėje spinduliuojančioje rašytojos aureolėje dažnas Jurgos gerbėjas neprisimena, kad ji iš pat mažens ruošėsi dailininkui profesijai. Praleisti beveik 15 metų Čiurlionio dailės mokykloje, dailės akademijoje ją galutinai suformavo kaip plačių interesų menininkė. Ji tais pačiais metais puikiai apgynė diplominį darbą, sukurdama ciklą teatrinių plakatų ir išleido pirmąją savo knygą. Jurgos asmenyje abu talentai sugyveno nepaprastai taikiai ir vaisingai. Rašytojos fantazija stipriai veikė jos dailininkės kūrybą, o dailininkės kūryba savo ruožtu veikė jos tekstus. Čiurlionio mokyklos mokiniai, taip pat Vilniaus vaikų dailės mokyklos mokiniai pagerbė labai aktyviai dalyvaudami konkurse sukurti jos kūrybą geriausiai atspindinčiam plakatui, pagerbė jos atminimą ir rašytojos, ir dailininkės. Ypatingai daug nuveikė čiurlioniukai, galima sakyti, jos pasekėjai. Jie vadovaujami mokytojos Rūtos Paberžinės, gilinosi į jos kūrybą, gilinosi į plakato specifiką ir sukūrė tikrai įspūdingą plakatų seriją. Plakatų konkursų žiūri, kuriai teko garbė ir man dalyvauti, tikrai buvo didelis užduotis išrinkti geriausius. Mes tą ir padarėme. Geriausias iš jų ir skelbė šitą parodą, Jurgos dailės parodą. Pirmoji vieta laureatė yra Jūratė Narmontaitė, Nacionalinė Čiurlionio menų mokykla, mokytoja Rūta Paberžienė. Dabar pereiname prie esė konkurso ir kviečiu kalbėti šio konkurso pirmininkę profesorę Ireną Veisaitę. Norėčiau truputį pasidalinti su jumis mintimis apie įvykusį vyresnių klasių mokinių esė konkursą Jurgos Ivanauskaitės 50-mečio proga. Konkursą organizavo Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras. Su dideliu nerimu laukiame darbų, ar ateis, ar rašys, ar atsilieps. Rašiniai suplaukė iš visos Lietuvos. Jų gavome 42. Iš Vilniaus buvo tik 7, taigi iš tiesų aprėpėme visą mūsų kraštą. Rašė 38 mergaitės ir tik 4 berniukai. Tos darbus skaitė ir vertino 5 ekspertai. Paskaitysiu jos tą tvarką, kurią sudėjau pati, bet Jurgos mama prašė jos nedėti pirmą vietą. Vis dėlto aš įdėjau, tai man atleiskit. Reiškia 5 ekspertai. Jurgos motina, garsi menotyrininkė Ingrida Korsakaitė, ypatingo jautrumo rašytoja ir pedagoginio universiteto profesorė Vanda Juknaitė, kuri dėja susirgo ir negalėjo čia būti su mumis. Žinoma, Lietuvoje mokytoja ekspertė, lituanistė Dainora Eigminienė, filosofas, poetas, Druskininkų poezijos pavasario laureatas Vytautas Rubavičius ir aš, Irena Veisaitė. Konkursas, turiu prisipažinti, mus nudžiugino, nes akivaizdžiai parodė, kad Jurga yra gyva, kad ji yra skaitoma, kad jos kūryba padeda jauniems žmonėms giliau suvokti save ir suprasti kitus, atsako į jų labai sudėtingus šiandien egzistencinius klausimus, skatina, net verčia ieškoti gyvenimo prasmės. Didžiausią dėmesį mokiniai skiria tikėjimu, žmogaus mirtingumo, vienatvės, meilės klausimams. Rašytoja vadinama mokytoja, tiesos ieškotoja, dvasios šauklė, padedančia ieškoti savo godo. Mokiniai jaučia labai intimų ryšį su ją,
Akmenės gimnazijos mokinė, nagrinėjanti Jurgos laišką žmonijai, rašo: ačiū tau, Jurga, kad rašei ir man. Ypač brangu ir tai, kad mokiniai pajuto Jurgos Ivanauskaitės kūrybos ir asmenybės autentiškumą, vientisumą, jeigu galima tai pasakyti. Kad ji ne tik kūryboje, bet ir gyvenime ieškojo tiesos, meilės ir Dievo. Turiu prisipažinti, kad mane tai itin sujaudino. Pasirodo, kad bent dalis mūsų jaunimų dar nėra sudievinės mamonos, kad jauni žmonės suvokia Jurgos Ivanauskaitės gyvenimą ir kūrybą kaip priešnuodį sumaterialėjusiam ir neapykantą pritvinkusiam pasauliui. Daugelis mokinių savo rašiniuose pabrėžia kaip didelę vertybę, kad Jurga, net nuklysdama į tolimiausius kraštus, niekad neprarado ryšių su savo gimtaja žeme. O svarbiausia, daugelis rašiusiųjų pastebėjo, kad Jurga, išgyvendama net didžiausią kančią, atsidūrusi neišvengiamos mirties akivaizdoje, nepasidavė, regėjo šviesą, nepasidavė savigailai, kurią kartais pajusdavom kai kurių mokinių rašiniuose. Iš perskaitytų esė atrodė, kad mokiniai itin jautriai suvokė pakalnučių metus, raganą ir lietų, o ypač paskutinę Jurgos knygą, jos visiškai unikalų, stulbinantį priešmirtinį dienoraštį Viršvalandžiai. Apie jį ramiai kalbėti tikrai yra sunku. Sunku buvo komisijai išrinkti geriausią esė. Mes ilgai svarstėm, ką premijuoti. Galiausiai nusprendėm, pirmiausia, širdingai padėkoti visiems konkurso dalyviams, taip pat ir mokytojams, kurie padėjo, paskatino savo mokinius rašyti. Ačiū Jums, širdingas ačiū visiems už dalyvavimą. Mes tikimės, kad šis konkursas yra tik graži pradžia, kad ateityje plėsis dalyvių ratas, kad Jurgos kūryba paskatins jaunus žmonės, reflektuojant save, dar plačiau ir giliau apmastyti Jurgos kūrybinį palikimą, suvokti jo mastą mūsų gyvenimą ir pasaulio kontekste. Monika Andriulytė, Tauragės Versmės gimnazija, mokytoja Nijolė Katauskienė. Šiais jubiliejiniais Jurgos metais buvo baigtas filmuoti filmas pagal Jurgos Ivanauskaitės paskutinį romaną Miegančių drugelių tvirtovė. Ir dabar kviečiu žodį tarti kino režisierių Algimantą Puipą. Talentingą žmogų stengiasi, kaip sakant, prisivilioti į savo tarpą daugelis meno sričių. Šiuo atveju Jurga, aišku, buvo unikali, jinai buvo rašytoja, poetė, dailininkė, bet turbūt tai, ką šiandien pasakysiu, mažai kas apie tai žino. Jurga buvo labai didelė kinofilė, labai mylėjo kiną ir kai aš pirmą kartą su ją susidūriau, tiesiog atėjau į vieną vakarėlį, norėdamas pakalbėti su ją apie galimą jos kūrinių ekranizaciją, aš nustebau, atradęs ant stalo lankstinuką, kuriame buvo užrašyta jos frazė: visą gyvenimą norėjau kurti kino filmus. Pasirodo, tai buvo jos, kaip jin sakė, ne rožinė, o juoda svajonė. Tai kino aikštelėje buvo rojus, sakė jinai savo paskutinėme interviu 2 mėnesiai iki mirties. Tai yra užfiksuota kino spaudoj ir bet kokiu atveju tai be galo jaudina, nes žmogus, žinodamas apie savo lemtį, prašo draugų nešti kino filmus, konkrečius filmus. Paskutiniam savo gyvenimo savaitėm jinai žiūrėjo Viskončio mirtis Venecijoje. Jinai, reiškia,
domėjosi viskas, kas vyksta su baigiamojo etapu, kuriant filmą Nuodėmės užkalbėjimas pagal jos romanus. Bet kokiu atveju tai yra unikalu mums kino žmonėms, nes žinome, kad kino žmonių ir rašytojų santykiai dažnai būna konfliktiški ir problematiški. Tame pačiam interviu pasakyti žodžiai jos, kad pažiūrėjus filmą Nuodėmės užkalbėjimas, aš mačiau ne mano knygos kloną, o meno kūrinį. Mane paskatino pagalvoti ir apie tai, galbūt sukurti Jurgos kūrybos motyvais tokį 2 filmų diptychą. Ir tam aš paaukojęs 6 metus, galiu pasakyti, kad po kelių mėnesių įvyks paskutinį jos romano Miegančių drugelių tvirtovės motyvai sukurta filmo premjera. Taigi tai yra be galo rizikinga prisiliesti prie rašytojo kūrybos, perkelti jos sapnus, padaryti juos savais sapnais, perkelti juos į kino juostą. Aš surizikavau tai antrą kartą, nes gavau tokį Jurgos palaiminimą. Taigi Jurga buvo ne tik dailininkė rašytoja, bet ir be galo mylėjusi kiną žmogus. Man teko didelį laimę su ją bendrauti, su ją ginčytis, pyktis, vėl taikytis. Tai buvo be galo įdomu ir labai prasminga tie 6 metai mano kūrybinėme gyvenime.